Labas Simona, kaip sekasi mokslai? Kaip reikalai su daugybos lentelė? Nepavyksta lengvai išmokti? Tik nereikia nusiminti. Šis trumpas filmukas padės tau lengviau susigaudyti visoj šitoj skaičių makalynėje. Štai čia turime daugybos lentelę. Kai pagalvoji, ką? Man reikės išmokti 100 skaičių? Tai neįmanoma. Bet palauk ir pamatysi, kad tai nėra taip baisu, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Iš karto galime naikinti šias eilutes. Tu juk ir taip žinai, kiek bus 1 kart 1, 1 kart 2, 1 kart 3 ir taip toliau iki 9. Paprasta, ar ne? Tas pats ir su dešimtimis. Tik pridedi nuliuką, kur reikia ir braukiame kitas 2 eilutes. Einame prie daugybos su dvejetais. Vėlgi, čia mums nieko nereikia įsiminti. Kas yra 2 kart 2? Tai tas pats, kas ir 2 plus 2. Kas yra 2 kart 3, tai tiesiog 3 plus 3. Kas yra 2 kart 8? Taip, tai 8 plus 8. Ir taip su visais skaičiais. Daugyba tai ta pati sudėtis, tik reikia žinoti, kiek kartų sudėti tą patį skaičių. Braukiame dar 2 eilutes ir keliaujame prie daugybos su trejetukais. Čia mes taip pat galime panaudoti tą pačią strategiją, kaip ir dauginant iš 2. Tiesiog sudedant 3 kartus tą patį skaičių. Arba galime pridėti po trejetuką prie kiekvieno sekančio skaičiaus. Pavyzdžiui, 3 kart 2 lygu 6. Toliau 3 kart 3 lygu 6 plus 3 lygu 9. Toliau 3 kart 4 lygu 9 plus 3 lygu 12 ir taip toliau. Manau, visai nesudėtinga. Pažymime ir šias eilutes ir einame toliau. Daugyba iš 4. Čia taip pat galime naudoti plus 4 strategiją. Pradedame iš pradžių. Kiek bus 4 kart 2? Lygu 8. Toliau pridedame ketvertuką lygu 12. Vėl pridedame ketvirtuką lygu 16 ir iki galo. Kada išmoksi susidėlioti mintise, visą šią skaičių grandinę taps labai paprasta atsiminti. Toliau keliaujame prie daugybos iš 5. Čia labai lengva. Rezultatas visada bus 0 arba 5. Visi nelyginiai skaičiai baigėsi 5. Visi lyginiai skaičiai baigėsi 0. Lengviau nebūna. Na štai, tiek tos lentelės ir beliko. Dabar peršokame prie daugybos iš 8. Žiūrėk, čia atsakymų pirmi skaičiai turi eiliškumą, tik per vidurį gaunasi 2/4. Antri skaitmenys taip pat turi eiliškumą, kuris pasikartoja už brūkšnio. Manau, daugyba iš 8 nėra pati sudėtingiausia, nes visi rezultatai lyginiai skaičiai. Daugyba iš 9, tiesą sakant, lengvai išmokstama, nes atsakymas glūdi pačioje lygtyje. Sandaugos pirmas skaitmuo visada bus vienu skaičiumi mažesnis už daugiklį. Ir dabar padarysime triuką. Kiek bus prie 0 pridėjus 9? Teisingai 9. Toliau, kiek reikia pridėti prie vienetuko, kad gautume 9? Teisingai 8. Kiek prie 2? 7. Prie 3 pridedame 6 ir gauname 9. Manau, dabar supratai, kad sudėjus tarpusavyje atsakymo skaitmenis visada turime gauti 9. Paprasta kaip 2 kart 2. Na štai, pasižymime tuos kelis langelius ir matome, kad liko 4 neužbraukti langeliai. Ir tik 3 veiksmai, kuriuos tau reikia išmokti. 6 kart 6 lygu 36. 7 kart 7 lygu 49. Ir 6 kart 7 lygu 42. Viskas. Kur tie bauginantys 100 skaičių?
Žinoma, vien pažiūrėti filmuką neužteks, turėsi ir pati įdėti kažkiek pastangų. Juk žinai patarlę, mokslo šaknis karčios, bet vaisiai saldūs. Iki kitų susižiūrėjimų. Ate.